Labą dieną. Labą rytą. Jau pavalgėt? Jau įsimaudėm. O, super. Žiūriu, eina su termosais, su maistais, galvoju, gal pavalgė. Galvoju iš šiandien filmuoti, imt kamerą, neimt. Nu, bet kažkaip galvoju, reikia tradiciškai, kažkaip tai kalėdos artėja, tai mano filmukų daug yra iš šito, būtent kalėdinio laikotarpio. O kadangi taip prisnygo gražiai, vakar visus pakviečiau, įmečiau postą į Vilniaus grupę ir parašiau prognozę, kad prognozuoju, kad bus balta. Nu kaip, aš pats jau iš prognozių interpretuoju, nes seku prognozės ir mačiau, kad žada tikrai sniegą. Tai stačiau ant to, kad bus. Ir wow, vaizdelis šiandien pasaka toks. Nuverta jau vien dėl to atvažiuoti čia, kad pamatyti tą vaizdą, nes tikėtina, kad po pietų kažkada tai nebebus jau taip. Arba mieste to vaizdo irgi tokio nėra, kaip kad čia, kai išvažiuoji į gamtą. Tai verta, į gamtą visada verta varyti. Nu ir plius, va, įsimaudysim, pajudėsim, pakvapuosim gryno oru, pabendrausim. Vien plius. Pagalvojau, kad ateities televizija, taigi yra toksai kanalas, tai kad jis būtų aktyvus, reikia pasimti tą kamerą. Einam, pakalbinsim žmonės, kaip jie nusiteikia šventėms, kalėdoms. Tikiu, kad dar dovanas ne visi supakavę, nes dar yra 2 dienos pakuo dovanas. Šiandien ir rytoj. Nu, bet jau eismas mieste tai nepavydžiu. Nevažiuokit į miestą. Jeigu nors jau šiandien, kai matot, jau šeštadienio vakaras tikriausiai. Nu, ruoniukai. Sveikas. Labas, Ivanai. Labas. Ant žaliųjų buvo ledas prieš kelias savaitės, bet viskas nutirpo. Kai tie lietus prasidėjo, visur viskas nutirpo, nes ledo jau labai daug buvo. Bet jeigu jau žolė jau šala, tai jau reiškia, kad tikrai gerai šala. Nes jie labai vėlai užšalo. Didelis, gilus ežeras. Visas dovanas supakavai. Vieną liką. Vieną dalyką. Ruošiesi 25 metų plaukimą. Jo, ruošiuosi, vaikštau. Man nebūdingais tempais maudausi, tai prasme, dažnai. O baseinė ką darai? Baseinė treniruojas. Kiek plauki, kokios treniruotės? 2,5–3 km per dieną. Kiek dienų? Nu, 5–6 per savaitę. Tai treniruojamas. Primink, laikas tavo, per kiek nuplaukė? 25. Tu kažkoks prizininkas. Jo, prizininkas paskutinį kartą. Tiksliau, geriausias buvo 14,76. Tai čia patį pirmą kartą plaukiau. Pirmą vietą? Taip, pirmą vietą. Tai linkiu ir šiais metais pirmą. Treniruoti. Darysim. Sveikas. Žiūri, buvai ir prieš 4 metus. Jo, tai galvoju, tą progą reikia grįžti. Jo, teisingai. Dovanos jau visos supakuotos, kad plaukėt? Beveik, žiūrėkit man. Planai paskutinė bus varžyba. Neleido treneris kalbėti, sako, davai, sako, plaukėt. 2, 3, 4. Labas. Bėgau, atbėgau. Atbėgai spėlė. Procentų išpildyt. Labas. Paskui galėsiu kitą dar parodyti meškiuką. Ir trambliuką. Kokia meška. Nu ką, jaunieji ruoniai. Kenčia. Kada eina? Nu pradėk tada. Rodyk pavyzdį. Aš nežinau, man tik vaikiškas dabar. 1, 2, 3, graži Lietuva. Ne, palauk, kokią dainą? Neturiu dainų galvoje, tik vaikiškos. Ateini į ežerą ir galva tuščia lieka. Net dainuose, kad neateina į galvą. Našalka? Nu va, susistatėm nuotraukai. Ir aš atėjau. 1, 2, sušalau, reikia sušilti biškį. Faina. Bandau mokytoją pakviesti, sako, dar 2 minutės neištvėriau su savo atmazais tik. Bet labai faina. Dana, kviečiu tau iššūkį į ežerą. Puikiai.
Nu, prašom ateit visus įvertinti, ką turim čia, kokį gėrį. Puikiai. Labai gerai. Puikiai ir labai gerai. Labai gerai. Labai geras jausmas, rekomenduoju visiems. Bet kaip taip šovė į galvą, kad žiemą maudė? Tai, va, influencerių daug yra vietinių, užinfluencinų. Užinfluencintas. Nu kaip tu? Gerai. Nešalta? Ne. O kaip tai priverčia maudytis? Niekas nepriverčia. Niekas nepriverčia. Sirta. Kaip? Sirta. Roniams nesalta. Užsiinfluencink ir tu. Rytoj čia 11. Normaliai, jau ne pirmą kartą. Kalėdų senelis? Jo. Kaip dovanų pakavimas? Judam, skubam. Kėsit viską iki? Stengiamės. Tai čia žmonai reikia ačiū pasakyti. Jis sako, tu nesugebėsi. Va tai va. Ir įrodžiau. Ir patiko. Įrodė, žodžiu. O kaip dabar žmona pati kada? Tai aš tai pirmą irgi pradėjau, bet man kibiro užtenka rytais. Šiaip labai fainai. Čia ta sankcija, ta programa buvo, tai irgi neįtikėtina, nes man šaltas vanduo, tai man išvis, man duše šalta. Net šiltas vanduo man šalta. Bet čia, kai buvo ta paskaitėlė apie grūdinimąsi, man atrodo, ir jūsų ten buvo, kažkoks toks piktis sukilo, galvoju, plemba, visi gali, tai ką aš negaliu, net drungno vandens atsuk negaliu. Ir tą pačią dieną nuvariau ir šalto vandens užsipiliau, o dabar kiekvieną rytą. Šiandien tai iš visą užmaišė tokio sniego būzą. Sveikim, šaunuolė. Dėkui. Pagalvojau, bet išgeriau arbatos. Paskutinę akimirką prieš išeinant iš namų pagalvojau, karšta arbata turėtų padėti. Kaip ten? Tai šiaip patiko. Labai fainiai tas jausmas tiesiog ant kūno, nežinau, kam patinka, kam ne, man tai labai patiko. Visiems rekomenduoju. Excitementas pabandyti, jo. Visi draugai jau iššūkį išbandė, tai aš matytas, kuriam nei metė, nei nemetė, bet tiesiog, žinai, kai visi eina, tai tiesiog hypą pagauni, kad ir pats nori pabandyti. Visus su artėjančiom šventėm. Tai ir geros dienos. Ką tu ten reklaminį? Kanala. Viskas kaip visada svarbu atvaryti, o toliau jau viskas įsisuka į savo vagą. Bendruomenė draugiška, visi smagus. Tai atėjęs čia tikrai tą padarysi, gausi palaikymą, sužinosi kaip, nuotaiką pasikelsi ir taip toliau. Dabar į kavinukę, bet aš nevalgau dabar nei sausainių, nei saldainių, nei šokoladų, nei kavos negeriu. Tai čia tokia irgi pasidalint noriu patyrimų, istorija. Aistė per savo gimtadienį, jos gimtadienis yra lapkričio 27. Sako, aš nuo gimtadienio nevalgysiu saldumynų ir kavos negersiu. Va tokį adventą pasidarys. Sako, gal nori prisijungti. Aišku, kad nenoriu, bet jungiuosi, galvoju, reikia. Nes vis tiek, reikia. Ir aš prisijungiau nuo gruodžio 1 iki kalėdų. Tokį pasidarėm savo adventą, iššūkį, prasivalymą nuo tų dalykų. Tai jau liko 2 dienos, ko kalėdų 1 dieną jau galėsim valgyti saldainius, kavą gert, kibirais viską. Ir, čia taip nieko nebūtų ypatinga, bet aš nieko neskelbiau, nieko čia nesakiau, kad junkitės, čia darom tokį dalyką. Tiesiog savo darėm, bet aš ten buvau gimtadienį ir bičiulis ten sako, tai tortą, kažkas kavos. Nesakau, aš dabar čia tokį ir tokį darau, nevalgau, negeriu. Paskui kitoje vietoje dar irgi pasakiau, kad tą darau. Ir užvakar čia sužinojau, kad tie žmonės, kuriem aš tą pasidalinau, irgi nusprendė tokį daryti dalyką. Vienas kavos atsisakė, kitas saldumynų atsisakė. Tai tiesiog irgi supratau, kaip tas veikia stipriai, kai tu pasidalini, tu dažnu atveju įkvepi kitus, kažkaip tai padrąsini, kažkaip tai paskatini, to net nedarydamas, neskatindamas taip tiesiogiai, bet tas tavo kažko tai darimas, nedarimas, kitą kažkaip tai paveikia. Tai aš sakau, kad reikia ir jūs pakviesti, ne tiek gal pakviesti, pakviesti, žodžiu, mes su Sveikuolių sąjunga dabar darom tokį 14 dienų be alkoholio, blaivas šventės. Tai kviečiu visus prisijungti prie šito iššūkio. Man tai čia ne iššūkis, man tai čia įprasta, aš jau negeriu alkoholio, nevartoju 13 metų gal. Daug, tikrai daug jau. Ką kolektyvas? Į kavinę? Važiuojam į kavinę. Nevažiuoji? Iki kirpyklą? O, pagaliau, tai jau rytoj būsi apsikirpęs. Būsi. Atsivesk žmoną. Pamečiau mintį, kur aš pasakau.
Nu, žodžiu, tai pagrindinė mintis yra pakviesti jūs į blaives šventės, sutikti šventės blaiviai. Kartais žinau, kad tokio paraginimo ir užtenka. Tai aš kviečiu į tai prisijungti. Galbūt tai jums gali būti geras pasiteisinimas, kad žinai, aš čia negersiu. Kodėl? Nu, nes dalyvauju čia tokiam iššūkiui, negerti šventės blaiviai. 14 dienų negerti. Tai yra juokingas skaičius. Jeigu, tai prasme, tikrai juokingas. Aš kviečiu prisijungti prie šito juokingo žaidimo ir negert savaitę. 2 savaitės, 14 dienų. Jeigu kas nors nori rimto iššūkio, aš turiu tokį iššūkį, kurį esu ne vienam žmogui pasiūlęs ir yra ne vienas žmogus tą priėmęs, metus laiko atsisakyti alkoholio. Metams laiko. Tai gali būti tavo naujas iššūkis ateinantiems metams, tiesiog nuo naujų metų atsisakyti alkoholio metams, pasižiūrėti, kas bus. Tai tikrai gali būti gyvenimą keičiantis dalykas, tai gali būti kažkas tai įdomaus, žodžiu, tai yra labai labai įdomus dalykas. Jeigu tu geri ir matai, kad tau kažkokių tai galbūt nereiktų kartais tiek, galbūt kažkokių sudaro kartais problemų, galbūt supranti, kad tu turi bėdą, tai gali būti šitas dalykas, šitas iššūkis tau tikrai gyvenimą keičiantis dalykas. Taip pat dar turim vieną tokį kvietimą sausio 1. Visas Ekečių žemėlapis, visos eketės Lietuvoje, ne visos, gerai, ne visos, ten, kur yra kažkokių tai aktyvistų, ten yra sausio 1 maudynės, nes sausio 1 yra pasaulinė ruonių diena, tai ruoniai sausio 1 būtinai turi nerti į eketę. Tai prisijungt, mes čia nersim 11 val. Sausio 1 dieną, o kitose miestuose kviečiu žiūrėti žemėlapyje, atsidaryti ir ten rasti. Arba nuorodą paliksiu čia su sudėtais miestais ir laikais, kur kada kas neria. Tai atvaryk. Susitiksim ir palinkėsim visiems gražių metų, nes jau bus sausio 1 diena po naujų metų. Ate, važiuoju į kavinę pas bičiulius. Gal dar paklaus, gal kam kažką tai apie alkoholį. Tokia gan jautrė tema.